Taigi 15 diena. Kuo ypatinga šita diena? 15 labai simbolinis skaičius. Numerologijoje jis reiškia perėjimą į kitą lygmenį. Taro kortose tai reiškia atsikratymą žalingų įpročių. O pagal rytų numerologiją 15 tai reiškia energiją ir naujus pokyčius, žingsnį į naują gyvenimo lygį. Taigi, 15 diena turi būti ta diena, kai jūs jau supratote, kad sveikas maistas yra gaminamas labai paprastai, nekainuoja brangiai ir turi būti labai skanus. Kad mūsų kūnui nereikia drastiškų fizinių pratimų, užtenka pratempti sąnarius, pajudėti, pavaikščioti, nes visi ilgaamžiai yra liekni ir kasdien juda aktyviai. Tai yra vaikšto, šoka, sportuoja lengvai, plaukioja. Ir trečias dalykas, ko mes jūs mokome, tai yra paprasti pokyčiai, įpročiai gyvenime, kurie padeda susisteminti šitas žinias, lengvai laikyti sveikos gyvensenos, tai yra produktų priežiūra, apsipirkimas, laikymas, pagarba savo kūnui, stebėjimas jų pokyčių, kūno ženklus. Taigi, mielieji, pasirūpinti kūnu svarbu. Noriu, galiu ir judu. Tai paprasta, miela, smagu, kai esi sveikas, protingas žmogus. Ar žinote, kas čia auga? Nemokamos arbatos. Ir tai ne paprastos arbatos, o jūsų sveikatos sargai. Taigi, iki birželio vidurio arba iki joninių pats metas prisirinkti nuostabių arbatų. Birželio lapus rinkti dabar, kada būtent jie yra sausi, saulėtą dieną, tik tai nereikia plėšyti va taip va. Taip drastiškai plėšyti lapų nereikia. Geriausia juos plėšti po vieną ir džiovinti ne saulėje, o pavėsyje, kad jie negautų tiesioginių saulės spindulių. Tai yra nuostabi šlapimą varanti arbata turinti vitamino C. Birželių lapai gali būti sumaišyti su kitomis žolelėmis ir kasdien vartoti po puodelį. Ir tai yra puikus sąnarių sargas. Tai yra birželių lapai, puikiai tinka ir sąnarių sveikatai gerinti. Taigi, prisirenkam dabar, kuo greičiau, kol dar neatėjo birželio pabaiga. Žemuogių lapeliai taip pat puikiai tiks įvairioms arbatoms. Ir žemuogės geriausiai rinkti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, kada jos tik pradeda žydėti. Taip pat nepamirškite nusiskinti ir keletą žiedukų. Štai vat užsimezgusios pirmos uogelės, taigi paskutinės dienos prisirinkti nuostabios žemuogių arbatos. Vėlgi rinkite tada, kada jie sausi, ne anksti ryte, bet kada nudžiūvusi rasa ir tuomet vat sausi, nes tuomet didžiausia koncentracija visų maistinių medžiagų yra lapeliuose. Na visi žino, kad juodųjų serbentų lapai tobulai tinka raugintiems agurkams, tačiau net negalite įsivaizduoti, kokia skani ir kvapni juodųjų serbentų lapų arbatėlė. Taigi renkame nekirminuotus, ne su kokiais nors ten pasižiūrim, kad nebūtų jokių amarų, gražius ir kuo jaunesnius lapelius, tuo jie yra naudingesni. Taigi skubėkite į daržus, laukus, svarbu, kad medžiai nebūtų arti kelio, nebūtų automobilių išmetamųjų dujų. Taigi skubėkite prisirinkti sveikos nemokamos arbatos. Taigi prisirinkę lapelių, skubėkite juos padžiauti, patieskite drobinį rankšluostuką ar drobinę seną paklodę ir paskleiskite, kad jie greitai išdžiūtų. Beržų lapeliai turi šlapimą skatinančių savybių, taip pat vitamino C, turi flavonoidų ir taninų. Galima vieną arbatinį šaukštelį sudžiovintų lapelių arba tiesiog sutrintų lapelių užplikinti vandeniu ir po 10-15 minučių gerti. Jeigu norite, sakysim, pravalyti inkstus 2-3 kartus per dieną, galima išgerti tokios arbatos. Dar nuo pernai turiu paskutinį likutį juodųjų serbentų lapelių. Juodųjų serbentų lapelių arbata skirta imuniteto stiprinimui, taip pat labai gerina kraujotaką. Labai svarbi kapiliarams. Turi vitamino C ir taip pat eterinių aliejų, kurie kvepia, na ir aišku antioksidantų. Gauromečio arbata, bet gauromečio arbatą fermentuoju. Dar nerinkau jos šiemet, bet iš tikrųjų eisiu rinkti, paskui aš sutrinu lapelius, va tokius rutuliukus ir būtent kvepia tai tiesiog nerealiai. Tai tikrai rekomenduoju prisirinkti tokių visokių arbatų. Žemuogių lapelių arbatą jau išgėrėm, tačiau ji taip pat yra labai naudinga, nes padeda esant virškinimo sutrikimams. Turi antibakterinių savybių, taip pat flavonoidų ir galite maišyti žemuogių lapelius su beržų lapeliai. Na ir dar turiu raudonėlio susidžiovinusi. Miškai ir laukai iki joninių yra nemokamas fondas mūsų sveikatos. Reikia tik tai eiti, susirinkti, išsidžiovinti. Ir juo labiau, kad jeigu yra atostogos arba esate senjorai ir turite laiko, pasirūpinkite savo sveikata, kad žiemą galėtumėt ne į vaistinę skubėti, o į savo spinteles, kur glūdi gamtos lobiai. Būkite sveiki! Šiandien aš jums parodysiu labai efektyvų blauzdos tempimo pratimą. Blauzdos tempimo pratimų yra daug, nes blauzdoje yra daug raumenų, bet vienas iš jų yra labai geras. Taigi, šiandien jums rodau. Atsiklaupėm ant kilimėlio ir pastatom kojas, kad vienos kojos kelias yra prie kitos kojos kulno. Pasidedam kelią po pažasčią ir spaudžiam
savo svoriu spaudžiam kelią žemyn ir tuo būdu tempiasi blauzda. Kitaip sakant, blauzdos plekšninis raumuo. Taip, tada pakeičiam koją. Kitos kojos kulnas prie kitos kojos kelio. Vėl pakišam kelią po pažastim ir vėl užgulam savo svoriu kelią ir tempiam kitos kojos blauzdą. Laikyti reiktų apie pusę minutės, galim 40 sekundžių ir pakartoti tą pratimą 3-4 kartus. Pratempti mūsų blauzdą ir achilo sausgyslę yra ypatingai svarbu, norint išvengti traumų. Šiai dienai nepamirštame, kad turime pražingsniuoti mažiausiai 6000 žingsnių ir padaryti kardio pratimus, priversti mūsų širdelę plakti tankiai bent trumpą laiką. Taigi sveikuoliškiams avižiniams batonėliams reikės avižinių dribsnių, be abejo, viso grūdo 160 gramų, arba galite matuoti podeliais, 1,5 podelio. Toliau, riešutų. Galite rinktis lazdino riešutus, bet būtinai juos nuplaukit 60 gramų arba pusę podelio. Na, galima rinktis vanilę arba cinamoną. Kadangi turiu ekologiškos vanilės pastos, su akcija nusipirkau, tai dėsiu vanilės pastos. Toliau riešutų kremo. Vėlgi rinkitės, kad jisai būtų be cukraus. Riešutų kremas 120 gramų arba pusę podelio. Džiovintos datulės, bet galite imti kitokių džiovintų vaisių, slyvų, džiovintų abrikosų ir panašiai, 80 gramų arba pusę podelio, 2 prinokę bananai. Na ir džiovintų vaisių asortimentui pasirinkau džiovintus obuolius, godžių uogas, džiovintų obuolių 30 gramų, godžių uogų taip pat 30 gramų. Ir šį kartą darysiu su šokoladu, renkuosi 85%, gerą šokoladą ir dar turiu likutį kakavos skaldytų pupelių. Tai Šimą dubenį suberiame avižinius dribsnius, rinkitės viso grūdo avižinius dribsnius, į plaktuvą dedame nuplautas datulės, pamirkytus migdolus 60 gramų, džiovintus obuoliukus, gerą saują, kakavos pupeles, bet kaip minėjau, čia yra dėl antioksidantų, dėl cukraus stabilizavimų, godžių uogytės, 2 prinokusius bananus, juos taip pat būtinai nuplaukite, sulaužytą šokoladą. Taip, sulaužom šokoladą ir suberiam į plaktuvą. Ir belieka tik tai pasirinktas riešutų kremas, kur turi būti 100% natūralus riešutų kremas. Viską sumalam. Štelis vanilės, kvepės batonėliai vanilę ir išdedam masę prie avižinių dribsnių. Beliks tik suminkyti rankomis. Aš mėgstu visą tai išminkyti rankomis, kad gražiai susijungtų visi produktai. Įdėti savo energijos. Taip labai vienodai pasiskirsto visi ingredientai. Į mūsų kartelę šiek tiek įpilu gero aliejaus ir su popierium visą tai išmozoju. Tam, kad popierius priliptų ir lengviau būtų iškelti batonėlius iš formos. Tarpu orkaitė įkaitinama, o aš išdedu visą šitą gėrį į skartelę. Geriausia dirbti ranka, pasidrėkinam ir gražiai viską išploti. Žinot, aš tokių batonėlių pridariau prieš kelionę į sveikatingumo stovyklą Maltoje. Kadangi visą dieną nuskridę keliavome po salą, buvo nuostabi ekskursija iki vakaro ir visiems išdalinau po 2 tokius batonėlius. Žmonės negalėjo patikėti, kad jie visą dieną nenorėjo valgyti, todėl kad čia yra labai daug gerų sveikų maisto produktų, kurie užtikrina sotumą. Na, bet aš dar aišku įdėjau ir alyvuogių aliejus, nes alyvuogių aliejus, būtent tas ilgalaikis sotumas. Šokoladas, aišku, energijos davė vaisiai, džiovinti vaisiai, taip kad kelioniai labai patogu pasiimti tokius batonėlius. Kad lengviau atsidalintų, aš juos iš karto, kol dar neiškepę, padalinu. Tačiau galite tai daryti ir jau iškeptus batonėlius. Taigi 16 batonėlių keliauja į orkaitę. Pasišildyti. Parduotuvėje galime nusipirkti viską, bet jeigu palygintumėm kainą, sudėtį, pirktinių batonėlių, tegul jie būna sveikiausi, bet vis dėlto jie nebus pagaminti su tokia meilė, energija, kaip mes galim tai pasidaryti namuose. Jų sudėtis bus tik tai natūrali, be pridėtinio cukraus, be kažkokių tai GMO, be aliejaus blogo, be transriebalų. Ir juos galima gaminti labai įvairiai pagal poreikį. Šiandien aš turiu džiovintas datulės, sugalvosiu gaminti su džiovintomis slyvomis ar džiovintais abrikosais. Taigi parduotuviniams batonėliams dažnai naudojami kvapikliai, dažikliai, konservantai, emulsikliai, stabilizatoriai, nes jeigu naminis batonėlis, jis turi būti vis tiek suvalgytas per savaitę, na, maksimum 2, tačiau jeigu mes matom supakuotus batonėlius ir ant pakuotės galiojimo datą, tai matysite, kad metai ir galbūt daugiau galioja tie batonėliai.
Be abejo, gaminant namuose mes galime pasigaminti tokius batonėlius, kurių skaidulinių medžiagų kiekis yra daug didesnis už parduotuvinio. Taigi parduotuvinio batonėlio kaina prasidės nuo 1,20 €, o gali siekti beveik 3 €. Tačiau mūsų batonėlis bus daug pigesnis, vertingesnis maistinė prasme, na ir aš tikiuosi skanesnis, juk skonį galime reguliuotis mes patys. Taigi čia bus 16 batonėlių ir vieno batonėlio kaina bus apie 20 centų. Na, gali svyruoti iki 30 centų, priklausomai kokius produktus dėsite. Taigi, kaip kvepia, oi kaip kepa mūsų batonėliai. Kaip mes lauksim pirmadienio pusrytėlių, štai tokius 2-3 batonėlius arba ar kava galime valgyti pusryčiams. Nerealiai skanu. Pilna burna kalbų, bet labai lengvai. Jeigu supjaustome prieš kepimą, tai labai lengvai susilaužo jau iškepti mūsų, tokie puikus batonėliai. Mano kūnas, mano tvirtovė. Esu nuostabi šios tvirtovės valdovė. Pasirūpinti kūnu svarbu. Noriu, galiu ir judu.